Sveiki, šiandien turim Q7 16 metų automatinė pavarų dėžė Zafinė 8HP. Darysim dėžės aptarnavimą. Turim ZAF komplektuką. Kodas štai toks. Keisis karteris su filtru. Ir tepalai. Turim varžtelius karterio ir išleidimo. Tepalo kiek turim 7 litrai alyvos. Kągi, kimbam į darbus. Pirmiausia, truputėlį pasišildau, kad suskystėtų tepalas, pašiltų, geriau išsileis. Tai 5 ar 10 minutyčių užvestą palaikau. Ką turim iš ridos? 208 štukų beveik. Pasižiūrėsim, ant kiek gyva dėžė, ar buvo keistas tepalas ir ką turim viduje, kiek nuosėdų, kiek ko. Čia pagalvė ir čia pavarų dėžė. Nusiimam vieną apsaugą, žiūrim, kiek bus prieima. Turbūt reikės pagalvę nusiminėti, galbūt trukdys karterį nuimti. Taip, ką čia turim? Tepaliuko nuotėkį. Ir gan didelį tepaliuko nuotėkį. Ir antifrizo nuotėkį. Oh, shit. O čia V6 variklis, antifrizas dažniausiai ten visi aušintuvai V formai giliai ant bloko, tai ten prieiti. Bus reikalų. Nu, paskui pažiūrėsim. Pirmiausia darom pavarų dėžę. Taip, mums reikia nusimti šitą X visą, nes karterį trukdys ištraukti, o jis yra čia nėra ir čia, toks kaip ir laikantysis. Pasileisim jį ir taip reikės dėžės pagalvę, reikės už čia už galą pasiremti su oželiu, nes reikės visą tą pagalvę nusimti, karteris paslėptas ten giliai. Vienas, 2, 4 varžtai kėbulo, lemnozonų daviklis, blokelis, 2 varžteliai maži, galime pasirišti, taip, kad netrukdytų. Vėliau pati pagalvė, 4 varžtai, tai nuoželis į pagalbą. Pirmiau gal remiu už karterą, po to persidėsim. Dar išmetimo vamzdis su 2 varžtais. Dėžė laikosi. Dabar nuo kėbulo atsukam. Taip, čia dar laiko trosą. Vienas varžtelis iš viršaus, 10 galvutė. Mes nuėmėm pagalvės laikiklį ir pati pagalvė dar trukdys. Tai dar tos 4 atsukam nuo pavarų dėžės pagalvę ir čia paskui su oželiu pasiremsim į tą vietą. Nes čia mums reikia karterį nusimti, bet kad dėžė laikytus. Mūsų karteris, išleidinėjom alyvą. Čia yra užpylimo varžtas ir normatyvas, tai iškart jį galim atsilaisvinti. Čia jį baigs lašėti, užsisuksim kamštį, atsukinėsim karterį. Iš tikrųjų dabar galim atsilaisvinti varžtus ir tikėtis, kad nebus įrūdyję. Viskas puiku, neužrūdyję, atsilaisvino, kol dar laša galim kas antrą atsisukti. Galim užsukti, manau, nelaukim. Vis tiek nuiminėsim karterį, dar bėgs to tepalo, tik dabar nenoriu nuiminėti, nes reikia plačiai pasidėti, nes plačiai visur lašės ant žemės.
Taip, čia turim Audi ZF. Mechatronikas taip atrodo. Štombėgis. Taip pat prie metalo prikibę kaip visiems. Tokių abrazyvų. Bet pačios dėžės aliuminės sienelės švarios. Taipogi čia tą paplausim abrazyvą su brake cleaneriu. Visur kitur mažu. Čia visur sienelės praktiškai švarios. Dar dėl visako su geležtė praseinam, kad nebūtų prikibę jokių apkorėjimų. Bet iš esmės visur gražu. Kągi viskas apvalyta. Dedam naują karterį, naujus varžtus. Mūsų naujas karteris. Čia matos tie rutuliukai. O tai vat yra 25 metų 11 mėnesio. Pažiūrėsim senasis karteris, kelintų metų bus. Paimam šviežaus tepaliuko ir sutepam gumelę, kad stument nenusignyptų. Nauji magnetai, viskas švaru, dedam. Jautės kaip klukt, įsistatė filtrą, gumelę. Prisikabinam su keletą varžtų. Sukam dabar iškart visus. Su pirštais, lengvai, neveržiam. Visus prisiveržiau švelniai su pirštais, dabar galiu su pirštais visus tinkelt. Išmėtytai, šachmatais. Galim su tirkšle. Dabar ratu. Visus iš eilės. Dabar prisitempia karteris, tiesiog įtempsim varžtus, patempsim, paveršim. Taip, susivaržėm karterį, galim pasižiūrėti senasis kelintų metų buvo ir kaip atrodo. Pirmą gal tepalą išsipilam. Taip, mūsų senas karteris. Ir ką turim? $19. Nėra baisus toks. Magnetai apkibę. Nemažai. Mersui keičiau 9G troniką, tai ženkliai mažiau buvo apkibę. Bet ten buvo 20 metais keistas. Gerai, ką čia turim? 19 čia ant karterio, o ant filtro taip pat 19. Filtras 19, jeigu mašina 14, tai filtras buvo keistas 19. Ir turim tokias ant magnetų košytes. Tos košytės, tos pudros vadinamos, visur jos yra, ant kiekvieno karterio. Senasis 19 metų. Dabar įdėjom 25 metų. Po to patikslinsiu tiksliai kelintų metų mašiną. Karterį naują prisivaržėm, turim naują kamštelę. Užpilimo ir normatyvo paskui įdėsim. Pilosi į indą tepalą, spilsiu visus, kiek čia 7 litrai. Nes 8 bėgiui dažniausiai lieka. Kažkaip mažiau susipila nei 6 bėgiui. Šibėgi esu netgi buvęs pritrūkęs, kai nuėjau mechatroniką, ten gumelės tokias po mechatronikų keisti. Yra buvo neužtekę, kiek komplektų pridėta, tai turbūt irgi 7 buvo. 8 bėgiui dažniausiai apie litrą lieka. Netgi galim pamėginti. Litrą paliekam, pasižiūrim. Užteksim 6 ar ne. Taip, pirmiausia, reikėtų prieš tepalą pilant. Puškim taip pat įdomu. Ant BMW ZF taip nėra. Mūsų karteris prisuktas, susidedam atgal pagalvę, kad patrauktų oželį ir kad lygiai dėžė stovėtų. Ir tada užpilinėsim alyvą. Persistumėm oželį čia ir prisisukam pagalvę. Oželį dar atitraukiam, nes mums rėmelis netilps. Taip. Čia prasivalom su drutinuku ir susitepam tokie parūdiję varžtai.
Dedam remelį. Įsisukam varžtelį, kur laiko troselį. Prisisukam dabar prie kėbulo. Pakelnojam dėžę, kad jinai atsistotų į savo vietą. Ir žiūrim, taip stovi maždaug senuosis varžtai senoje vietoje. Taip, dėžė prisukta, paleidžiam oželį. Iškart prisukam išmetimo vamzdį, 2 varžtai, kad nepamiršti. Galim ir šitą blokelį. Iškart stato, 2 varžteliai, laidas į savo vietas. Na kągi, pasiruošę pildyti. Bėgis yra toks žalsvas. Vat kodėl man labiau patinka iš kibirėlio, nes daug šiukšlių, po litriuko atpakuoti, pilinėti, po to utilizuoti bakelius, nusipirkti 20 litrų kibirą ir po to kurį gali dar panaudoti, kažką įsipilti. Nešvarų tepalą išvežimui turi kaip kanistriuką 20 litrų standarų. Taip, vieną paliekam ir žiūrėsim, ar mums užteks 6 vienetų ar ne. Procedūra kaip visada. Apsileidom, pasikeitėm karterį. Dabar užgesintai mašinai pilam, kol pradės bėgti. Tada užsivedam, toliau pilam, užvestai, kol pradės bėgti ir užsukam kamštelį. Prasijunginėm pavaras, pasišildom iki 3-5 laipsnių grubiai ir lipom nuleidinėti. Tiek nubėgs ir bus pasiektas reikiamas tepalo lygis. Atidedam indą, kad būtų kur bėgti. Išsukam senai kamštelį, iškart pasidedam naują šalia. Apsivalom aplink. Ant galiukas šitą. Taip, ant karterių užrašyta. Nuo 30 iki 50 laipsnių. 40 būtų viduriukas, aš dažniausiai 35. Taip, šis tepalas tikrai tirštesnis nei Mercedeso, kaip ir purčiau žiūrėjau, kai keičiau Mercedeso anksčiau. Ten buvo 9 G-tronikas, jautis litrinį tą teliuškoją ir skystesnis, tai žymiai greičiau pylės. Toks jaučias tirštumas truputėlį, bet labai panašus. Bet taip iš klausos atrodė, kad galbūt tirštesnis, tai vat ir užpalė užpildymą ten lengviau ėjo. Truputėlį skystesnis buvo. Taip, pradėjo bėgti. Kiek žiūrim, supylėm. Liko 2 litrai. Supylėm 6, 4 suėjo užgesintam. Dabar žiūrim, ar 2 užteks. Užvestam, užsukau kraniuką, čia truputėlį tiesiog nulašės. Galiu jums parodyti, kaip protingai Zafas sukonstravo. Čia, kur bėga tepalas, mato tokį laiptelį padarė. Ir kad nebėgtų ant karterio, nes pabėga ant karterio ir palei tarpinę keliauja ir atrodo, kad kaip šlapia būna, reikia plauti. O čia protingai. Iškart viskas laša toliau nuo karterio. Šitą užskaitau inžinieriai. Taip, lipam užsivedam mašiną. Ir dabar pildom užvestam, kol pradės bėgti ir užsukam. Toks truputėlį bajeris, kad daugiau ir neina įpilti užvestam. Iškart bėga lauk. Kodėl jis nepasiėmė, palei viską užvedus automobilį turi pasimti tepalo į puslę, į siurblį. Ir tada dar dasipila porą litrų. Su aštuonbėgiu visada tai būdavo. Einam galbūt prajunginėjam pavaras ir tada pažiūrim.
Taip, atsinešiau diagnostiką, pasijungiau, mašina 16 metų, kaip jums sakiau, patikslinsiu kelintų metų. O filtras buvo 19 metų, tai palei viską. 2 metų senumo mašinai pakeitė dėžės alyvą. Keista, nesu dar taip matęs, kad 2 metų senumo mašinai būtų pakeistas. Matyt, gal principingai norėjo, tiesiog žmogus, savininkas naujas. Jungiamės prie dėžės, transmisija. Žiūrim, ar nėra klaidų nėra, žiūrim temperatūrą, live data. Taip, dėžės alyva 21. Užsivedam, pasijunginėm pavaras. Čia toks dar manualiai įdomų dalyką rašo visur, šiaip pat Audi vis tiek kažką kitokio turi nei BMW 8-bėgis. BMW, pasijunginėjo aš pavaras, BMW 8-bėgis užgesintam. Pripyliai, pradėjo bėgti, užsivedė, iš karto tada eini dar dapilį, leidži dapilti ir tada prasijunginėja tiesiog pavaras. Čia buvau nustebęs, užgesintam pradėjo bėgti, užsukau, užsivedžiau, nueinu, pildau, mane telpa vis tiek bėgalau. Ir įlindau į manualą, tai čia reikia užgesintam pripyliai, užsivedėjai ir prasijunginėjai pavaras, tada ant parkingo ar neutralų laikai 2010-20 sekundžių. Tada vėl prasijunginėjai pavaras, lauki kol pašyla ir eini pildai. Tai matyt, prajunginėjus ir užkėlus apsukas dėžė pasiima, bet ZF 8-bėgė, kom skiriasi BMW nuo Audi. Gal ką žinot, kodėl skiriasi ir aptarnavimo truputėlį niuansai. Mes junginėjomės pavaras, šyla dėžė 23. Buvo ant karterio 30-50, tai 35, manau, sulauksim, gal truputį 3.8, netoli kem. Kem būtų idealus viduriukas. Gerai, prasijunginėjom pavaras jau. Galim įsijungti parkingą. Ir 2020 sekundžių. Turbūt, kad pasimtų gerai, prasicirkuliuotų iš pradžių su pavarom be gazo, kad pasimtų, o po to duodi gazo, kad gerai pracirkuliuotų. Taip, junginėjom toliau, 26 jau laipsniai. Tai ką, aš sėdžiu, junginėjos ir susitinkam, kai bus 35 ar daugiau. Taip, turime jau 37, 38 laipsnius. Pats tas, einam, dapildom, atsukam pirmiausia, faks, ką reikės dapildyti ir žiūrim levelį. Puseliai piliau truputėlį daugiau, kad bėgtų. Kur liko. Na taip, pilnai struveną galim užsukti. Taip, ir susipylė dar apie 1,5 litro. Liko apie 0,5 litro. Tai iš viso suėjo 6 supylėm, pusė liko, 5,5. Šitas aliuminis, naujas varžtas. Sukam 30 newtonų. Dabar ką? Apsiplaunam truputėlį. Apsiploviam. Aš čia susitvarkau apačią. Tada užsidedam tą X barą. Pravažiuojam, pasikeliam, visur sausa. Viskas gerai. Visur sausa. Dedam X rėmelį ir važiuosim pravažiuoti. Taip, viskas suvaržyta. Galim taip važiuoti, posparniai laikysis, viskas tvarkoj. Važiuojam, pravažiuojam. Pasitraukiam apsaugas iš šono.
Taigi žiūrim, ką turim. Antifrizų daugiau nebėga. Kiek buvo tiek. Visur tepalo. Šitą pažiūrėsim paskui. Tai mūsų pavarų dėžė. Sausa. Visur sausa. Puiku, visur sausa, švaru gražu. Ir dedam apsaugas, važiam lauk. Darbelis užbaigtas. Audi Q7 16 metų 8 HP zafinė dėžė. Tarnavimas padarytas. Ir kągi, aš čia užsibaigsiu, porą varžtelių surasiu, įsuksiu. Pravažiuota, viskas tvarkoja, visur sausa. Dar pasižiūrėsim, kur laša ten skysčiai. Ir kągi, ačiū, kad žiūrit. Iki sekančių.